Per visą Lietuvą rytasi teisminių procesų banga, nukreiptų prieš referendume aktyviai dalyvavusių žmonės. Šiandieną lankausi dar pas vieną tokį žmogų, Gintarą Joną Leknavičių, kuris papasakos apie savo atvejį ir dėl ko jis yra persekiamas ir kokias baudas jam nori pritaikyti mūsų, net gal negalim išreikšti mūsų, bet dabartinė esama valdžia. Šių metų kovo 11 dieną nepriklausomybės akto signatarai po eitynių Vilniaus mieste ir mitingo įkūrė laisvės ugnį, simbolinę laisvės ugnį prie Lietuvos Respublikos Seimo. Tai buvo suderinta su miesto savivaldybė, gautas leidimas. Ir šita laisvės ugnis pagal mūsų sumanimą ir susitarimą turėjo degti tol, kol bus priimtas sprendimas dėl referendumo įvykimo, dėl tai vadinamo žemės referendumo. Prašėme sujungti referendumą su antrojų prezidento rinkimų turu, su gegužės 25 diena. Tai tas pats įvirsmas buvo suderintas su savivaldybėmis, Savivaldybė buvo leidusi kurti laužą ir po to savivaldybė buvo informuota, kad akcija bus tęsiama. Ir tada paskui kas nutiko, kur tas įvyko nesutarimas su policija? Netikėtai, tą pačią naktį, pradžioj atėjo policininkai, paklausė, ką jūs čia darot. Mes paaiškinom, koks čia yra veiksmas, kad tai yra taiki akcija, iki 14 žmonių. Policininkai mums palinkėjo gero vakaro, pasidžiaugė, kad mes taip labai gražiai ramiai vakarojam, studijuojam konstituciją, skaitom Vidūną ir išėjo. Po to netikėtai jau nakties metu sustiprintos policijos pajėgos atlėkė iš visų pusių, atvažiavo komunalininkų mašina ir jie pasakė, kad jie šitą daiktą turi išvežti ir čia negali nieko būti, kad jie nieko nežino apie jokias akcijas, apie suderinimus. Tai bet gerai, tai gal buvo kokie nusiskundimai iš aplinkinių, dar kažką, gal jūs ten daug triukšmavote? Ne, jokio triukšmo nebuvo. Buvo visiškai. O keliesi jūs ten buvote? Ten tuo metu man atrodo apie 8 žmonės kažkur tai buvo. Tai tyliai ramiai visiškai tyliai būdami, minėjote laisvės dieną, tuo pačiu dar taip. Referendumo paskatinimo tikslais, vadinkim taip, ir pareigūnai atvykę. Pareigūnai atvykę sakė, kad jie turi sulikviduoti šitą visą daiktą, tai pavadino, laisvės ugnį daiktų ir panaudojo smurtą mane ir dar 2 jaunuolius, kurie buvo prie laisvės ugnies, nutempė per aikštę į savo tą mašiną, nuvežė į policijos komisariatą, užrakinę laikę, o dabar vyksta tolesnis teisinis persekiojimas ir Liepos 22 dieną, 10 valandą vyks mano teismas, esu kaltinamas pagal 3 straipsnius. Tiesiog gresia 1000 baudos, man grasinama 1000 baudomis ir netgi areštų iki 30 parų. Tai yra Lietuvos pilietis. O tai būtent kuom tada čia dabar jie kaltina jumis viešosios tvarkos pažeidimu, kuom čia, nes, kaip jeigu visas taikiai vyko gražiai, konstitucijai kaip lygtais ir ta teisė yra piliečiams suteikta rinktis į taikius susibūrimus. Tai koks tas teisinis pagrindas, įdomu, kuom jie čia remiantis? Remiasi, galiu pasakyti, kad vienas straipsnis tai yra miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo švaros taisyklių pažeidimas. Po to labai keistas straipsnis melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje. Ir susirinkimų ir kitų masinių renginių tvarkos pažeidimas. Tai tokie yra straipsniai taikomi, kurie, žodžiu, konstitucija įtvirtintos mūsų pamatinės teisės ir pareigos nėra pažeistos. Mes būtent
saugojam Lietuvos Respublikos santvarką, konstituciją ir siekiame, kad jinai galiotų ne popieriuje, o mūsų gyvenime. To siekiame ir sieksime. Taip ir bus.